lygos sezono pradžia. Ir kiek komandų, kokie planai, kaip turėtų atrodyti lyga. Šį sezoną, kaip niekad, yra rekordinis skaičius komandų, 16 iš įvairių rajonų, tai Kazlų Rūdos 2 komandos, Šiurbarko rajonų 4, Šakių rajonų, iš Vilkijos turim komandą. Tikslai tie patys, populiarinti mėgėjų futbolą aplinkinius rajonus. Kaip suprantu, lyga auga. Gal šiek tiek apie istoriją pačią? Na, lyga šiemet jau startuoja 3 kartą. Prieš tai pirmus metus startavom po SFL vėliavą, paskui buvo Šakių futbolo lyga. Šiemet čia vadinsis nacionalinė mėgėjų futbolo lyga, kadangi yra daugiau iš aplinkinių rajonų komandos vis tiek, tai Šakių futbolo lyga tiesiog vadintis nelieka prasmės, kadangi 4-5 rajonai siunčia savo komandus čia. Šiemet prisijungiam prie Marijampolės futbolo federacijos. Gal yra prognozių jau dėl nugalėtojo lygos? Kokios yra stipriausios komandos? Na, kiek teko girdėti, tai stipri komandos Vilkaviškio Atžala, kuri pasijungia. Taip pat Kazlų abi komandos stiprus, tiek Jurbarko, Gelgodiškio komandos, ta pati Vilkija. Na ir vietinių negali nuvertinti. Čia kiekvienais metais pasijungia naujų žaidėjų, stiprėja, žaidžia, treniruojas, tai bus įdomus sezonas.